Kas 2 minutės pasaulyje nuo gimdos kaklelio vėžio miršta po moterį. Lietuva pagal sergamumą ir mirtingumą nuo gimdos kaklelio vėžio yra tarp pirmaujančių Europoje. Mirtingumu mus lenkia tik Rumunija. Kas savaitę nuo šios ligos Lietuvoje miršta 5 moterys. Didžiausias sergamumas 30–55 metų moterų tarpe. Tai jaunos darbingo amžiaus planuojančios šeimą ir auginančios vaikus moterys. Įrodyta, kad gimdos kaklelio vėžį 99,7% atvejų sukelia žmogaus papilomos viruso infekcija. Dažniausiai ligos pradžia yra besimptomė. Jūs jaučiatės gerai, net neįtarėte, kad sergate. Atsiradus pirmiems ligos požymiams, liga jau būna pažengusi ir tada yra padėti labai sunku ar net neįmanoma. Skirtingai nei daugeliu kitų vėžio formų, šiam vėžiui galima lengvai užkirsti kelią. Jei randami ikivėžiniai pakitimai, juos galima lengvai ir pilnai pašalinti. Tam kiekviena sąmoninga moteris turi reguliariai tikrintis, profilaktiškai atlikti citologinį gimdos kaklelio tyrimą, dar vadinamą PAP testu. Visos 25–60 metų moterys kartą per 3 metus gali nemokamai išsitirti dėl gimdos kaklelio vėžio ir atlikti valstybės finansuojamą PAP testą. Jos turi kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris paaiškins sąlygas ir paims mėginį citopatologiniam tyrimui. Kita alternatyva programiniam PAP testui – skystųjų terpių PAP tyrimas. Jis kol kas nėra finansuojamas valstybinės programos. Savo pacientėms rekomenduoju tyrimą rinktis skystoje terpėje. Tyrimo metu šepetėlis su visa tyrimui paimta medžiaga nuo gimdos kaklelio iš karto įmetamas į buteliuką su fiksuojančia terpė. Tokiu būdu į laboratoriją siunčiamos tirti visos paimtos ir vienodai fiksuotos ląstelės. Tyrimus siunčiama į valstybinį patologijos centrą, kur specialistai vertina, ar ląstelėse yra pakitimų. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad citologinį tyrimą atliekant skystų terpių metodų gali būti nustatoma daugiau priešvėžinių gimdos kaklelio būklių ir iki 10 kartų net sumažinamas netinkamų tirti tepinėlių skaičius. Dėl kraujo, leukocitų, gausių gleivių, gimdos kaklelio ląstelių įprastinis tepinėlis gali būti netinkamas tyrimui. Tuomet tyrimą reikia kartoti, o tai yra papildomi kaštai ir nepatogumai pacientai. Pakartotinį gimdos kaklelio mėginį rekomenduojama imti ne anksčiau kaip po 2–6 mėnesių. Per anksti paimtas pakartotinis ėminys gali būti klaidingai neigiamas, o tai reiškia, kad ligos užuomazgos gali likti nepastebėtos. Ir tai ne vienintelis skystosios terpės SurePath privalumų. Iš tos pačios terpės galime atlikti keletą tyrimų, nustatyti žmogaus papilomos virusą, lytiškai plintančias infekcinės ligas, atlikti PAP tyrimą, kurį vertiname mikroskopuojant. Taip pat mūsų laboratorijoje atliekamas imunohistocheminis tyrimas, kurio pagalba galime nustatyti, ar abejotinoje ar pakitusioje ląstelėje tikrai yra vėžiniai negrįžtami pakitimai. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad 99% atvejų gimdos kaklelio vėžį sukelia žmogaus papilomos virusas. Žmogaus papilomos viruso testas rekomenduojamas atlikti, kai citologinėme tyrime randamos nenustatytos reikšmės plokščio epitelio ląstelės. Tai yra, specialistas turi nepakankamai pakitusių ląstelių kiekį ir negali nustatyti tikslios diagnozės. Jei ŽPV viruso nėra, moteris gali atsipalaiduoti. Aišku, nepamirštant pakartotinai pasitikrinti po metų ar 3, tai sprendžiama individualiai. Jei randamas didelės rizikos žmogaus papilomos virusas, tuomet seka tolimesni tyrimai – kolposkopija ir neretai biopsija. Šių invazinių procedūrų leidžia išvengti imunohistocheminis tyrimas, kuris parodo, ar žmogaus papilomos virusas turi onkogeninį poveikį ar ne. Šis tyrimas labai palengvina darbą klinicistui ir leidžia apsispręsti dėl konizacijos ar biopsijos būtinumo, kas ypač aktualu, kai moteris yra jauna ar nėščia. Pasidomėkite, kokioje laboratorijoje bus atliekamas jūsų gimdos kaklelio mėginio testas. Patikimam rezultatui labai svarbu laboratorijos darbo kokybė ir specialistų kompetencija. Valstybinėme patologijos centre iš to paties mėginio jums bus atliekami visi reikiami testai. Greitai, kokybiškai ir patikimai.